Tai legenda grįžo. Dingęs. Kur dingęs? To viską pasakysiu šiom, kur aš dingęs buvau. Tai palauk, bus klausimų atsakymų laivas už šitas klausimus. Gerai. Šiandien nedėjau rodos dainiukas darbo malai. Taigi klausimai atsakymai į laivo žiūrovų. Alo. Alo? Taigi dabar klausimai. Taigi dabar atsakymai į laivo žiūrovų klausimus. Ir pirmas klausimas, kur buvau dingęs. Taip, aš buvau dingęs apie savaitę. Kodėl aš dingau? Todėl, kad prasilakiau. Kodėl aš prasilakiau? Todėl, kad antrą, išsiskyriau su Boba, kuri yra palaida. Ir iš šitų skyrybų aš prasilakiau, o kai kas sekėjus darosi. Bet ne pirmas kartas. Esmė tame, kad tai nėra pirmas kartas. Mano visos Bobos buvo kurvos. Eilinę kurvą praradau. Atsiras kita kurva, kaip man gyvenimas pastoviai sako. Taip pat prasilakiau, čiūchinos, reikia kovoti, su išdavystė ir pažeminimais reikia kovoti ir nepasiduoti, vis tik tais legenda Litevskaja. Kokių dar klausimų gal turit? Klausit, klausimų atsakysim, viską atsakysim jums. Taigi pats rašai jai daunas. Tai rašau, nes nenoriu prasilakt toliau daunas. Oi, durneliai. Taip. Jis laužė jos paskirtį, tiesa. Sportuoja ar taikys jas? Atsiprašau. Kodėl challenge'as? Tai sekmadienį, jeigu bus, tai tik bus sekmadienis. Jis gražės labai malonu. Šitą nesitikėjau. Žiūrovas klausia, ar aš planuoju pirkti naują mašiną. Tai visų pirma, reikia susigrąžinti visus pinigus iš įmonės UAB Smart Deal, kuri mane apgauna mažiausiai 7 000 eurų. O kai įmonė grąžins man pinigus, visas teisinės išlaidas, ten 500 eurų už tepalus, tada mes jau pirksim tikrai tvarkingą automobilį. Aš jau radau įmonę, kuri su manim už reklamą bendradarbiaus. Vyros tikrai gerą variantą ir bus labai mums faina, ir fainas kontentas, ir fainas gyvenimas, ir fainas vaizdas. Tiesiog įmonė UAB Smart Deal tempia gumą. Tempia gumą, nori, kad aš kuo ilgiau važinėčiau su tą mašiną, kad aš kuo daugiau važinėčiau. Nežinau, koks to tikslas. Jau greit bus antras teismo posėdis ir mes viską sužinosim. Kodėl jie tempia gumą, ką jie teisme sakys, koks yra jų argumentas, kodėl jie tempia gumą. 2 metų. Tai vat. Kokių dar klausimų turit? Klausia, ar verkiau girtas dėl Giedros. Taip, prasilakiau baisiai, dabar jau grįžtu, atsiprašau visų, atsiprašau savęs, gyvenimas mano labai sunkus, žmonės uždirba iš to, kad mane pažemint, išduot, įžeist, negerbt ir gadint man gyvenimą. Žmonės iš to uždirba. Sekėjus, pinigus, tai. Aš nenustepčiau, jeigu tai kurvai ir moka tas gaidys, kad nesu man nebūtų. Aš tikrai nenustepčiau, nes jau vieną kartą buvo. Toks kadrelis vienas mokėjo pinigus, tai kurvai, kad nes man nebūtų. Tai gali būt, kad dabar taip yra. Spaudimą patiria, gauna pinigus ir viskas. Aišku, man pofik, aš sakau, čia tikrai ne pirma, ne paskutinė kurva, kur aš praradau. Taip, Kaip tu pavadinsi mergą, kuri miega su kitais, laižosi su kitais, gyvena su kitais, stikinėja su kitais, geria su pilna tačka mašinoj, su pilna tačka čiuvako mašinoj geria, plotosi su čiuvakais, vien čiuvakais. Viskas pasitiek su čiuvakais. Ir man viską pati pasakodavo. Tai čia ne tik, kad kalėja, čia ir tu pakalėja. Taip pasakyk, žinau, kaip pavadinti. Aš jeigu išdavinėčiau Bobų, tai aš bent jau jį nesakyčiau, slėpčiau. O čia būna dar pati kviečia, su čiuvakais jūs pabūt. Toliau, klausimai kokie?
Ar tai visai bičiu? Nesvaika. Klausia, ar planuojate į politiką ir rinkimus, tai tikrai planuoju, tačiau kad jie bus tik už 3 metų. Tai kokia mano rinkimų programa aš jau buvau minėjęs, kad nutraukti visą paramą Ukrainai, nes tas karas nebus laimėtas Ukrainos. Ukraina jau prarado 5 teritorijos. Paskui kitas dalykas, nutraukti finansavimą kariuomeniai, nes Lietuva tikrai neapsigins nei nuo rusų, nei nuo baltarusų. Lietuva tikrai neapsigins jokiais šansais. Viskas spręs NATO. Ir taip toliau panašiai. Labai daug žmogutis. Kas dar iš klausimų jums įdomu? Ar grįžtų pas Giedrą, jeigu nelabai norėtų? Klausia, ar grįšiu pas Giedrą, jeigu jinai labai norėtų. Tai klausia, ar grįšiu pas Giedrą, jeigu jinai labai norėtų. Tai faktas, kad aš norėčiau susitaikyti. Faktas, kad aš norėčiau būti, kad jinai būtų visada šalia, kad man nereikėtų būti vienam, kad man nereikėtų depresuoti, verkti ir būti prisilakusiam. Faktas. Tiesiog yra toks dalykas, kad aš nesu kažkoks milijardierius, kad jinai pas mane sėdėtų gale, čia man padėtų namie. Ne. Jinai irgi žmogus, jinai irgi nori kažką pasiekti, kažką turėti. Aišku, čia negražus kelias žemint savo vaikiną, negerti savo vaikino, išdavinėti savo vaikiną, ten kitiems tarnauti už pinigus šiems gaidžiams iš kaimo. Bet tai žmonių darbas toks. Tai ne visi talentai tokie turi kaip aš, kad peržiūros nerealias, rekordinės Lietuvoje rinkti tiesiog talento pagalba, ten iškalbos, gero humoro jausmo, išsilavinimo gabumų. Ne. Yra gaidžiai, kurie viskas, kad galite tik naudoti žmonėm. Griauti santykius, griauti šeimas, kad gauti koinsų ir sekėjų. Tikrai tokių žmonių yra daug. Man jie yra gaidžio vietoje. Todėl, kad tikras vyras žmonių nežemins ir neįžeidinės. Tai kaip ir sakiau, tiesiog žmonės uždirba iš to, kad mane skaudina, mane žemina, įžeidžia. Žmonės taip uždirba, nes neturi kaip, nes nemoka kitaip. Ir viskas. Kas toliau? Klausiau iš tai juokingi šiandieną pas mane. Aišku, vėliau namgėdės, bet toks darbas, aš jums sakau, darbas to žmonių, kaip jūs nesuprantat. Darbas yra toks, kad uždirbti iš mano liūdnumo. Sako, aš liūdnas begėdis. Tai taip, aš liūdnas begėdis, bet aš jums dar kartą sakau, žmonių darbas yra toks. Uždirbti iš mano liūdnumo, iš mano skausmo, iš mano pažeminimo. Žmonės ateitį darosi, karjerą darosi. Belie kiek sekėjų gauna, man kenkdami. Nes aš esu labai žinomas ir geros dūšios žmogutis. Laurynas Bumbulėnas. Taip yra. Ar nesigailiu tatų klausia? Tai tikrai nesigailiu. Šita labai graži. Šita tokia irgi visai nice. Čia norėčiau kalašą dar inkalt, o čia rožytė. Bet gal ir bus per daug, kaip jūs galvojate. Neįsivaizduoju. Faktas yra vienas kaip lynas. Esu gabus,
talentingas, išsilavinęs, 2,110 m. Ir, kaip sakant, tikrai labai įtakingas socialiniuose tinkluose. Ir vėlgi milijonai pavydė. Milijonai naudojasi, milijonai žemina, nes kitaip stovės vietoj. Čia Voluinės Baibachienė. Sako, rašo Krenti žemynės visus tave palieka. Faktas, kad man ne į naudą, kad mane pažemina, įskaudina, palieka ir aš prasilokiu. Faktas, Gabrieliau, kad ne į naudą. Bet tu supranti, yra toks dalykas, kad žmonės iš to uždirba, žmonės iš to gyvena, žmonės iš to gauna naudą, Gabriel. O dėl pinigų Lietuvoje, tai čia žmonės patikėk, bet kam pasirengia. Ir su kalėjim būt, ir su gaidžiais būt, kad tik ties gauti ten sekėjų ir taip toliau. Kaip jūs žinote, aš padariau karjerą socialiniuose tinkluose ir turiu milijonus sekėjų. Ne todėl, kad kažką tais pažeminau, kažką tai ten išdaviau, kažką tai ten dar padariau. O todėl, kad turiu begalinį talentą ir esu išsilavinęs, gabus, talentingas, labai puikus žmogutis ir geros dūšios labai. Ar pasilgau savo prime laikų, kai važinėjau su Emke ir taip toliau? Nu, taip, aišku, pasilgau, tikrai gera egzotika buvo, tikrai geri laikai buvo. Tikrai, kaip sakant, be abejo. Bet ir tada draugau su kurva, ir tada buvau su kurva. Visos kurvos yra laikinos, atsiminkite savo gyvenimą. Visos kurvos laikinos, anksčiau ir vėliau jos eis ieškoti naudos ir gyventi dėl savęs. Ir viskas. Čia buvo Laurynas Bumbalėna. Darysiu comeback, tikrai darysiu. Tikrai darysiu. Gal netgi už šią kažką prango. Sako, kokiu tikslu jie tave skaudina. Tai visų pirma, jinai gauna pinigus, manau, iš to, kad nebūtų su manim. O gaidžiui yra nauda sekėjai, koinsai. Keliamas žinomumas jo. Darbas tų žmonių. Naudotis kitais, nes kitaip neišeina. Labai daug tokių žmonių. Labai daug. Ir kurvo aš iškėlęs, ir gaidžių. Tai kaip supratau, visą gyvenimą teks kelt. Gaidžius ir kurvas. O ką daryti? Ką daryti, kai žmonių nėra tokių talentingų kaip aš? Aš tai viską pats. Savo talento. Kodėl jūs klykate iš manęs? Kodėl jūs sekate? Ne kad kažką ten žeminu ir išdavinėju. O todėl, kad yra talentas, yra gabumai. Yra gera dūšia. Yra viercho supratimas, kad tu ne vierchas, jeigu tu žemini žmonės. Tu ne vierchas, jeigu tu išdavinėjai žmonės, triochinėjams. Toliau. Klausimų užduotus. Klausia, kad nusprendžiau būti influenceriu. Tai čia, žinok, spręst. Sunkiai čia ką nuspręsi. Arba tu toks gali būti, arba negali. Pas mane duomenys buvo. Aš tapau tokiu labai greitai. Ta prasme, tikrai yra talentas aiškus, realus ir akivaizdus.
Kitas dalykas, tai aišku, buvo tikslas koks. Toks paprastas, trumpas, siauras, primityvus tikslas, kad kuo labiau žinomesniam būt, kuo daugiau peržiūrų ir svarbiausia, kuo daugiau sekėjų. O kai kuo daugiau sekėjų, tuo ir daugiau yra pripažinimo ir pinigėlių. Tai vat, tai tikrai tikslai pasiekti, tikrai esu nuomonės formuotojas, mane mėgdžia tūkstančiai žmonių, mane seka milijonai, mane žino milijonai ir, kaip sakant, Lietuvos topuose tikrai priklausau. Kas toliau? Invazinis, sako. Kas tai žvaigždžių liga? Slys grįžau, tikrai grįžau jau. Darykit su dalyvių kanoniką, neįdomas tas pituchas jūsų, valkite kažką. Kai mane pasišus taip. Labai ačiū seniai, labai ačiū. Tai palaukit. Man draugas Augustas parašo prisimenu. Snargliai man pofik, sakau, ant jūsų, aš sakau, aš su jumis greit nebesifotkinsiu su tais snargliais. Tokie nagliai končiai nemalkatos, ir nieko negali padaryti jiems. A ką ten Gerda Biel per video girdžiai sakė, aš neįsivaizduoju. Man tai tatuškas visai tinka, visai gražiai atrodo. Klausia, iš kur turite tiek daug pasitikėjimo savim, tai reikia pasiaukoti, investuoti į tai, stengtis dėl to, mokėti už tai, kaip mokėti. Daug skaityti, pavyzdžiui, daug sportuoti, nekančiati, paskui eiti prie gyvenimo sunkumus, nepasiduoti, priimti iššūkių kuo daugiau, daryti tai, ką bijai, kuo daugiau pasiekti, kuo daugiau pinigų turėti, sėkmingam būti. Kuo daugiau to, ką tu nori gauti, turėti, pasiekti, ir tada automatiškai po biškį, aš tik pasitikėjęs, nes suprasi, kad turi daugiau negu kiti, pasieki daugiau negu kiti, turi daugiau negu vyresni ir taip toliau ir panašiai. Palagaidys atsikėlė. Dabar rašo pas Giedrį daugiau žiūrovų negu pas mane. Taip, tai yra tiesa. Ir kaip man vis tiek šypsena iš mano veido nedingsta. Kodėl? Todėl, kad aš žinau, kodėl taip yra. Taip yra todėl, kad visų pirma, kiek jinai laiko šou versle? Pusę metų, metai. Aš kiek laiko šou versle? 7 ar 6 metai. Tai žymiai ilgiau ir labiau išsenki, labiau išsisemi, labiau pavargsti, labiau nusibosta galų gale, iš tiesai išnekėt. O jinai ką, aš niekada nesakiau, kad jinai tai neturi ką pasakyti. Jinai palyginant su R, tai milijardą kartų yra iškalbingesnė. Ir šiek tiek protingesnė galbūt netgi, kai kuom. O taip, tai galiu pasakyti, kad, tai plius jinai boba, seniai, jinai yra boba.
Bobas ir čiuvakai palaiko, ir bobos palaiko. Ir viskas bobom žymiai lengviau. Tu dabar lygini mane, kur apšė pusė Lietuvos negenčia, su kažkokiais Liedovo malaletka. Boboms viskas yra lengviau tame tarpe ir rinkti sekėjus bei peržiūras. Kodėl čia dabar mane turi žiūrėti visi kažkokiais prasilakusi su kreima nosim, kai gali žiūrėti Liedovo bobo modelį. Pagalvokit patys, nesąmonė šnekat. Dabar komentaruose rašo Laurė, aš tai tiesiog blagadariu, kad esi, negaliu, nuo 18 metų stebius, nukantantas neeilinis, talentas irgi. Taip, ačiū, taip ir yra, Tai kodėl man visi pavydė, kodėl aš toks sėkmingas, kodėl aš taip savim pasitikiu, kodėl aš toks gabus išsilavinęs sėkmingas. Viskas susideda į vieną krūvą. Ir prašau, neeilinis kontentas, neeilinis žmogus, neeilinis pasitikėjimas savim, neeilinis sėkmė, neeilinės peržiūros, neeiliniai rekordai, neeiliniai challenge'ai, neeiliniai prankolai. Viskas wow. Viskas pasluinama į Bachą. Ką per vieną sakė, man įdomu. Ką per vieną sakė. Kvietė žiūri daugiau, jis nėra Bobo Dauno, jūs. Jis tai trumpai eteryje yra. Jie žiūrėt, kad liūtų mažiau. Faktas, man. Ta pati mala. Čiuvakas klausia, kaip sustabdyti, kaip įveikti viešojo kalbėjimo baimę. Tai visas absoliučiai baimės galima įveikti tik tada, kai tu jas darai, kai tu bandai jas po biškį mažais žingsneliais daryti tai, ką bijai, paskui tu jau nebebijai, nes toks yra gamtos dėsnis. Kad tu bandai, tu bijai, tau skauda, bet tu eini į priekį ir paskui nebebijai. Ne. Klausia, kada taikėmės su Giedre. Su Giedre mes taikėmės tada, kai jinai nebepatirs spaudimo iš trečiųjų asmenų, kitaip tariant gaidžių, kai nebebus mokomi pinigai ir kai jinai jau spręs nepriklausomai. Ir šiaip reikia pailsėt, tai jinai nieko neturi, visiškai nieko neturi žmogus. Skylė prakapota 30 babajų ir viskas. Tik tos pasiekimas, dabar tai siuntinių gauna, tai aišku, ir darbas toks. Ir kažkokia veikla ir kažką tai gauna, turtą turi kažkokia. O taip tai sakau, tai laukiam, kol jinai atsigaus ir kol baigs jai daryti neįgimą įtaką įvairius gaidžiai. Ir viskas. Tik tiek, Tai lieka laukti,
Klausia, ar kaip aš manau, pavyks susitaikyti su Giedra. Tai vis tiek ilgai jeigu visi nesinaudos. Pasinaudos. Matys, kad ne vien naudos. Ir numes. Tada jau tikrai grįž pas mane. Šitą kurvikė maža parsidavusi. O taip, tai dėl sveikinimo video reklamos visi įpėjama. Nuostabus žmogutis Lietuvoje, Liūdis Maiba, kambekas atvaro jau nevedė. Dar klausimų gal turiu. Ar turiu kokių nors fobijų? Tai fobija būtų tokia, kad bijau gyvačių, bijau aukščio ir bijau, kad tėvai nunuodys. Ir užsilenksiu nuo to tėvų nunuodimo. Ar ten tiesioginio, ar kažkokios užsakyto nunuodimo. Tai vat, tokios ir fobijos šią dieną pas vierchą. Tai kam ta mazgotė reikalinga, kurią visi pasinaudojam? Tai supranti, kad o ką aš uždrausiu ją naudotis kažkam? Ką aš uždrausiu jai parsiduoti kažkam? Ką aš jai uždrausiu mane ten išduot, negerbt, žemint, menkint, išdavinėt? Negaliu aš užduot. Taip mes vienas kitą mylim, bet ten nėra mano kažkoks tai nusavybė. Nereikia gyvent nori, nereikia nori kažkokių pinigų gauti. Ir tas gaidys jie tikrai moka. Kad jinai su manim nebūtų, nes jisai gauna naudą, kad jinai su manim nebūna. Tai vėlgi sakau, aš čivakui neuždrausiu būt gaidžiu, Bobui neuždrausiu būt kurva. Svarbiausia vierchu išlikt. Oh yeah. Stengiuosi, kad stengiuosi, sorry. O apie vaikus aš jau nekomentuosiu, tai tikrai, apžiūrėkit. Ką dabar limonadas įgersiu, bet taip noriu jau limonadas įgersiu. Oh yes, baby. Paprasėjim, kiek vitaminų geriau. Štai kiek vitaminų aš sunaudoju per vieną dieną, tai yra apie 14 tablečių. Vitaminai, mineralai, ekstraktai, probiotikai, virškinimo fermentai. Tai šiandien geriu antrą tokią porciją, tai jau bus 30 tablečių išgerta šiandien. Kodėl? Todėl, kad buvau prasilakęs per tą pradažną kurvikę ir tą pituchą. Kaip tu vadinasi kitaip tokį čvaką? Pituchas, jeigu bobams naudojasi pituchas. Jeigu naudojasi svetimom bobom, tai už žemiau pitucho turbūt. Davai, būkit. L-karnitiną geriu, žinok. Tik nenaudą jaučiu. Geras dalykas L-karnitinas. Labai geras dalykas.
Kas toliau? Kintatūrai. Nesupratau biški. Ką kaimo utelėje? Ką? Ką veiki kaimo utelė? Kaimo utelė. Nieko, Vaikas. ką tu valkata. O kodėl tu mane įžeidinėjai? O tu pats pradėjai, tai dabar ir neverk. Top, o kodėl tu iš kaimo esi? O ką tu kaimo verkė? Aišku, utelė. Nu ir kas yra? Žinai, kas yra? Mm. Pistis noriu, Lukrecija. Tu šlikštyną eik tu. Įrašinėkit šitą durą. Kas tai? Įrašinėkit šitą durą. Juokauju. Ar matai, kas darosi naują TikTok'e? Matai? Ne, nemačiau, nesuprantu nieko. Pasakytau trumpai. Nu, davai. Mano boba pabėgo kurva. Iš tikrųjų, pala, aš mačiau, kad jinai buvo su Deiviu. Aš biškai nesupratau. But I was like, okay. Oi, nu tai... Bet koks švakas norėtų būti šalia jos, kuris nori sekėjų. Tai yra normalu, tai yra labai lengvas būdas gauti sekėjų, pasinaudoti bobą, kurią aš iškėliau. Patilgi pas save tą radiją, stierva. Tai ką, ar jauti pavydą, ar ką nors? Pavydą? Nu. Ne tai, kad pavydai, žinau, kaip aš galiu pavydėti kurvos. Kurvos nieks nepavydė. Gerai, nereikia taip šnekėti. Kaip... Padarė, iš tikrųjų. Palauk. Dabar ką jinai padarė? Palauk. Tai tu galiu pasakyti, dėl ko aš ją vadinu kurvą, nori? Nu. Jinai miegojo su kitu čiuvaku, jinai laižėsi su kitu čiuvaku, jinai susitikinėjo su kitais čiuvakais, jinai gyveno su 3 čiuvakais, jinai dabar su kažkokiais gaidžiu būna, kuris jai pinigus moka ir mane išdavinėja, mane žemina. Tai čia, kaip čia padint? Ar tau tiesiog kažkas pasakė? Jinai pati ir pasakė, Gabrielė. Čia dar baisiau, na, būčiau nors nežinojęs, tai nevadinčiau kurva, na. Tu irgi nešventa turbūt. Pakapuoja tave babai už kapeikas. Vienintelis nesveikas žmogus čia yra tu. Nesakau. Nes tu taip šneki. Nu ką aš pasakiau vėl blogo? Tai tipo tu nesi iš naudos pasikapojus su nieko. Eik tu. Guys, you know, he's frustrating me and I don't really... Okay, let's change topic then. I feel like, you know, we should just start again. We should just be friends again. I think you have a very bad mouth. Me? You have no respect. You're... But what if people don't respect me, why I should respect them? Walcott. When did I not respect you? Explain to me right now, because every time I speak to you, I'm nice, I'm normal. Every time you speak to me, you want to call me names, you want to talk shit about me. It was sometimes that you disrespected me. Mm-hmm. Yes, I told maybe. the truth that you eat shit and you was not happy. You are posting videos eating your own snot from your nose, and you want me to respect you when you call it a business. My job is like that, Balsabak. My job is like that, to eat a lot of things because I don't have a hole that everybody pays for me and it feeds me and gives everything for me because I have a hole. No, I don't have a hole. I have a rooster in my legs, between my legs. Sorry. Aš kiekvieną sykį, kai kalbu su tavim, man tiesiog šokas, aš net nebežinau, ką sakyti. Nes tu vaikas mažas, kiek tu, 18 metų, tu patikėk tu manim, tu pagalvok, kiek aš gyvenimą matęs, kiek aš gyvenimą prisikentėjęs, valkata. Ar tu įsivaizduoji? Tu esi pats gudriausias, pats top in life, you are just the best. Aš dabar, jeigu būčiau kažkokia anglūhoj ir būčiau išgėręs, tai aš taip pločiau į dūdą, patikėk. Tu esi the biggest narcissist that I have ever met in my entire life. Prove it. Argument it. Давай. Sakyk, nu.
Ką aš pasakiau pas savim blogai? Pasakyk. Oh my god. Nu, Right. tu sakyk, tai jeigu aš pasakiau 20 gerų dalykų apie save, tai jau minimum 10 turbūt neteisingi. Įrodyk. Sabaka. Tu tik kaltint moki, tu nemoki nieko įrodyti. Na. Klausimą turiu tau. Nu. Turi vybriką hatoj? Ar tau viskas gerai su galva? O kas čia to, kad tu irgi suaugusi moteris esi, ne? Ko tu manęs klausi tokiu? Pirmą mane vaikų vadini, tada klausi tokius klausimus, kas tu esi per pedikas, ne? Paaiškink, geriau paaiškink, nes aš dabar nesupratau biškai. O, Dieve, gerai. Tai su tavimi erotiniam temam nelabai aš kaip supratau, Gabrielė, jo? Jo, su TikToku davai, su kiek tų žmonių čia turi ant laivo, davai šnekam jo apie beleką. What the fuck? O kas čia tokio, taigi tai yra gyvenimas. Fingeriai, tai yra gyvenimo dalis. Kodėl aš turėčiau šnekėti apie tokias temas su tavim? Su tavim, kas tu toks esi? Explain. Ha? Nes aš esu... Yeah. Nes mes esam nuomonės formuotojai su tavim. Yeah, but I can go after. I'm gonna go... Right. Palauk. Kas ten per boba? Oh, yes, baby, yes, ateik čia po kalrytę, kaliausia. Pėstis. Ir dar kartą pėstis. Ta raudona visa. Ta visa raudona. Čiau. Tu esi nesveikas. Žiauriai nesveikas. Klausyk. Pasidroškim vieną kartą ir aš apsiraminsiu, nesikabinėsiu. Duočiau, vat, pavyzdžiui, tau 20 svarų, jeigu galėčiau atšert gerai. Laurinai, tu eik, susirask prostitutę ir tu daryk, ką nori su ją ir tada grįžk ant TikTok laivo ir nusiramink. Gerai. Pašneka kažką, tai klaus kažką. Tai. Kiek pinigų turi? 200 eurų. O tu kiek turi? Ir kaip tu turėtum, jeigu skilės neturėtum? Čia labai skirtingi skaičiai bus. Mes visi dirbam. Ką tu galvoji, kad aš sėdžiu ant TikTok laivo ir gaunu pinigų? Aš turiu, kiek darbų? 3 darbus turiu. Nu, tai gerai. Kad aš išgyvenčiau. Taip. O tu, jeigu skilės neturėtum, nepagalvoji, kiek tu darbų turėtum? Ar tu dūkas, tai vyrai ir moteris gali eiti įsidarbinti belia kur? Nu, man, pavyzdžiui, vieną kartą yra pasakė, tipo, mes ieškom bobų. Taip, aišku. Kokia čia yra problema, kad guys actually can't, you know what he's doing? He's rage baiting me and he's gonna get a reaction from me and everyone's gonna record this and everyone's gonna upload this and I'm gonna be the crazy one. But I'm not... Because you don't have argument. You don't have argument. Because you young kid and you just saying and no arguments. You're just saying your opinion that is nothing worth. Okay. Lithuanian rap. Apie moteris. Šiaip, apie moteris. Ar tau yra like a level of respect for women? If women respect me, it's all good. But if woman disrespects me and hurts me and humiliates me, of course I will do the same, you rat. Dar žiurkė išvadino ant galo. Oh, jo. Ačiū jums labai už Also very big difference between girls from West Europe and Lithuania. In Lithuania, girls very stupid, very a lot of receiving for their whole, and later they going out of reality. They think that they are overlords and can disrespect anybody and they're women and they cannot be disrespected. I say big and loud no.
I also have feelings. I'm a boy, and my life is much harder than yours when everything's on the plate for you. Gerai, Babujinskai. Laurinai, o kaip aš tavęs negerbiau? Kas tau atsitiko, kad tu ant manęs tiek supykai, kad mane žiurkė vadini, kaimietė, taip toliau. I didn't understand the question. Nesupratau klausimą. Klausiu, kaip aš tavęs negerbiau, kad tu taip dabar mane... Tai sakau, negerbėjai, tiek, ta prasme, kaip, emocijom, nu, emocijom. Esi neišauklėta kaimietė ir viskas. Ir taškas. O tu apie save galvot gali, ką nori. Aš turiu argumentų. Tu ne. Ne. Kas tau yra, tu nusirami? Kad tau nedaina. Visau tos Ko tau pasakas. reikia viską kartį? Tu pasakas sek savo babajams, kurie už tavo skylę padarys bet ką. Pas mane taip nėra, man reikia argumentų, įrodymų tavo nuomonę, supranti ar ne? Pasakas sek babuinam. Tu esi išprotėjęs, žiauriai išprotėjęs. Oh yes, baby, yeah. Toliau gal klausimai kažkotis, dėl man užduoti šį klausimą. Pasakyk man, ar tu bendrauji su savo mama? Ne. Kodėl ne, kas atsitiko, nebent nenori apie tokius dalykus kalbėti ant TikTok. Todėl, kad tai yra nužmogėjęs žmogus, tai yra žmogus, kuris man linki pačių baisiausių dalykų, tai yra žmogus, kuris nori, kad aš užsilenkčiau, tai yra degradavęs žmogus ir taip pat manęs negerbė. Tai ko pasakoje aš tokių žmonių netakysiu, matyti nenoriu. Padla, tiesiog visišką padlą. Tu savo mamą padlą vadini. O kaip man vadinti žmogų, kuris manęs negerbė ir nori, kad aš mirčiau? Saldainiukų. Nori, kad tu mirtum iš tikrųjų. Pakarto klausimą, nelabai supratau. Klausiu, kodėl jinai nori, kad tu numirtum? Dėl to, kad atsilaisvins iškart kambarys namuose, jinai pasiims naują vieną kambarį, nereikės gyventi su alkoholiku jai. Ir aišku, gaus iš manęs palikimą, mano pinigus bei mano prabangų automobilį. O tai ką, tu dabar su mama gyveni? Jinai pas mane gyvena. O tai kur jinai dabar yra? Kitam kambarį, miega prieš darbą, gaišina. Kelkis tierva končina ena, sabaka jo valkata. Tu palik ją ramybėj, jinai eik tu savo. Varyk anksčiau į darbą, krysa. Gana miegot gaidį. Tau tikrai kažkas negerai su galva. Atneš kavos pietukas. Kelkis man. Ateik šūdų valgyt. Vienas dalykas, tavo mama net ten nėra, tai nemeluok visiems. Jinai miega ten už dviejų durų. Иди работай, падла, Jokava. Kažką kitą klausimą, išsiaiškinam šitą čia. Net kažką nekeičinom. Tikrai situacija. Kodėl visi tavęs gyvenime negerbė? Pirmas dalykas, tai daug neišauklėtų žmonių. Antras dalykas, daug yra pavydinčių žmonių. Čia 9% priežasties išvardinu gali. Kitus dar aiškinasi, dar vyksta tyrimas. Tai ar tu iš vis turi draugų? Nu kaip, daug praradęs draugų esu iš tikrųjų. Taip, tai jeigu yra ten tų draugelių, tai pagrindė visi dirba, arba sėdi be šaibų, arba skolos, arba iš namų išvalinėja, arba su apykojam vaikšto, arba uždaryti yra, arba ten kažkas jau, žinai, vaikus turi. Tai tokių kaip aš nėra, kad ten pinigų turi ir gyvenama taip laisvai, ten. Ne. Daug aplinkų yra trochulų, valkatų, krysų, melagių, ko pasekoje jau nekartą pasidariau išvadą, kad geriau būti vienam, Gabrielė. Geriau jau būti vienam, ramiai laimos daryti, šaibas uždirbt, atšert paskui už porą kapeikų tokias kaip tu ir miegotai. Gerai, o dabar pakalbam apie Giedrę. Draugų neturi. Tai kas bus tavo next girlfriend? Lukrecija kibint bandysiu.
Jau gali net nebandyti ir net negalvoti apie tokius dalykus. Jokių reikalų su kurvom. Ir dar norėjau paklausti tave, kokia tavo nuomonė apie Giedrę? Kurią Giedrę, kokią Giedrę? Mano baba buvusią. Kurią? Kokią Giedrę Gaidy klausiu, tas normaliai, na? Tai tu dar esi turėjęs mergą Giedrę? Pala, net ne apie tą. Bairis, atrofavusi. Gerda, ne Bairis, Giedrė. atrofavusi skylė, apsišyta ir šie Bairis, Valkatoma. Kas yra Pamiršau, Gaidy? turėjau sakyk? omeny Gerda, ne Giedrę, Gerda. Gerda kam? Tai traumuotas žmogus, sergantis žmogus, negražus žmogus, operacijų prisidarė žmogus. Bet man kas patinka joje, kad būna mane palaiko. Tai va tiek jai ačiū, o taip tai tikrai nėra vieršė, šou versle pasiekusi daug, bet yra traumuota, tikrai turi psichologinių niuansų ir ją išnaudoja Gaidys, kaip ir mano dabartinė boba, išnaudoja kitas Gaidys. Ir viskas. O tai kas atsitiko su Rita? Jinai pradėjo bendrauti su prostitute ir ta prostitutė pradėjo nutikinėti ją prieš mane, kad gaut naudos savo, kad pasidvigubinti sekėjų skaičių ir uždirbti pinigų ir patapti kur kas žinomesnė nuomonės formuotoja. Visi dėl naudos išduoda ir žemina. O tai kaip tu susirasi mergą, jeigu tu galvoji, kad visi blogo nori tau? Na tai susirasti vėl kokią valkatą ir iškelt ją, o paskui vėl ieškot kitos. Ir taip ir gyventi visą gyvenimą. Aš manau, pas mane tai bus. O tai kada vaikai bus? Koks tavo reikalas, žąsinė? Nu, prašei tavęs klausti, ką nors ir klausi, o dabar pyksti. Kas tau yra? Vaikas bus tada, kada mano ranka pastos. Eina, ne. Kokį jinai tūpa iš tikrųjų. Kaip tu droždamas ranką vaikus susilauksi? Gaišina to. Žąsinė. Asilė. Kaip tu susilauksi vaiko ranką droždamas? Durnelė tu. Jau viskas? Tu čia rimtai klausi, ar tu juokauji? Klauskaris. Tu prieš mane čia protingulės nevaidink. Skylėta ubagė. Sakyk. Ačiū, guys. Thank you for my gifts. Sakyk, sabak. Paskaityk gal to kažką tai gražau. Užduokit ją klausimų čiateną, nes pas ją viskas jau. Porą klausimų paklausiu ją. Ką mane Sakyk. Guys, I can see that Giedra left him and he's very sad. Todėl jisai dabar ir pyksta taip. Jisai pasilgo Giedrės labai. And you would be very, very happy if you would be cheated on you. You would be very happy. No. So that's why I'm not happy, because I just not divorced. I was humiliated, disrespected, cheated on me. You understand? Sabak. O kas tu šiandien koktos? Čia yra tokie lipdukai, kur padeda basically heal acne. Can you show a little bit nearer? Can you show a little bit nearer? Closer. Arčiau. Nu, gal ir nieko žiūrėti po to. Nauja mada? Taip, nauja mada, vadinasi Starface, jeigu nori užsisakyti. Ką toliau darysi, mačiau, klijavai nuosi, ką tu ten su nagų lakais ant veido, ką toliau? Mastau, žinai, ką padaryti, bet aš šiandien sugalvojau idėją. Ką? Apsipilt ranką verdančių vandeniu. Ar tu nesveikas? Ar tu nori į ligoninę? Darbas toks, na. Darbas. O kas būtų, tu ką, tai tiesiog reikėtų tepti kremą kokį mėnesį, viso? Ne. Aš turiu randą visur čia, nuo karšto vandens. Tu nebūk durnas ir savo sveikatai nekenk, what the fuck. Visą gyvenimą tau liks randas. Tai visą gyvenimą visi ir išnekėjęs, yra įsikėjęs ir kapeikos, nepagalvoji, utelė.
Tai tu dėl kapeikų eiktus. Ne, visi nori man paimti ant dančio ir mokėti pinigus, babuinai visokiem. Tu rimtai, tu atsigau, žmogau, kad tu turi skylę ir gyveni gerai ir visi paskui tai bėgioja. Nereiškia, kad mano gaidžio nori visi ant dančio imti ir pinigus dar mokėti. Pas mane atvirkščiai, aš turiu mokėti valgotom, kad imtų ant dančio. Aš turiu mokėti valgotom, kad baladot skylę. O pas tave atvirkščiai, tau visi moka. Kas man moka, kas parodyk man, duok, kur. Explain to me, where do you think I get my money? Įdėk skelbimą ir sužinosi. Ar aš save parsidavinėjau, kad aš nežinau, Gerai, stop. Pasakyk, kokius tu darbus dirbi, aš to pasakysiu, kurio tu galėtum netekti, jeigu būtum čiuvakas. Sakyk. Number 1. Taip. Pedikiūrai. Pedikiūrais. Va. Tipo, kerpi pedikus, ar nesupratau? Maudai pedikus. Turim taip, kukų. Pedikiūrai, klausyk. Pedikiūrai. Tvarkau pėdas, dažau gražiai. Ok, supratai. Užsiiminėjai lagerį su pedikais. Juokauju, supratau, gerai, kitas koks. Toliau. Sakyk. This guy, I swear to God. Dirbu ofise su, nežinau kaip lietuviškai sakyti, bet... Va. Kas va? Sakyk, kiek žmonių ofise? Aš ir dar viena moteris. O tai papajų nėra jokių? Laurinai. Kas yra gaidy? Anyways, dirbu ofise, toliau darau promotions ir viskas. Trečias koks? Promotions, žinai, kai sako, atvažiuokit čia, nufilmuokit, sumokėsim, taip toliau. Nu, tai vėlgi, kad būtum čiuvakas, sakytų, na, mes babų ieškom. Viskas. Užsvarčiau aš tai eilinį kartą. Guys, thank you for the win. Mes laimėjom. Ačiū jums visiems. What the fuck? That's crazy. He lost his streak. Thanks, guys. Ačiū labai. Emilis, labas. Tai vat, kiek tu čiuvakų turėjai, pavyzdžiui, aš tu vat išsiaiškinsiu irgi dar dalykėlių. Ką tokie? Kiek čiuvakų turėjai žąsinę? Ne tavo what the fuck, ne tavo reikalas. Čia mano gyvenimas. Gerai, jeigu tu nori apie savo visą gyvenimą pasakot ir pasakot, bet man tikrai nereikia tau nieko atsakyti. Nu, supratau, tai... Gerai, toliau kažką šnekam tiek to, jeigu tu man neatsakyti, pati klausimą užduok. Užduok tiek klausimų į čatą, nes neatrofavus, nesupranta, ką klausimą. Tu savo protinga, o tu čistai, tu tik savo protinga. Niekas nesakė. Aš tau net nesakiau. Klausyk, Laurinai, aš tau net nei kartą nebuvau sakius, kad aš galvoju, kad aš protinga. You are some crazy narcissist who thinks you are smarter than everyone, better than everyone. Okay, how much classes do you finished? Aš baigiau mokyklą ir dar ekstra 2 metus buvau. Anglijoje vadinasi, turbūt nežinosi, bet A-levels. A-levels pabaigia, jeigu nori eiti į universitetą, bet aš neįsiu ir nenorėjau eiti, bet aš turėjau tuos egzamus išlaikyti, kad jeigu norėčiau į ateitį. Okay. How much exams have you finished in highest degree? No degree, nes aš neėjau į tą universitetą, bet aš turiu šansą eiti, jeigu noriu, nes aš pasidariau kursus. Tu 2 metus mokėsi ir ne vieną pažymį negavai, taip? Normaliai tu nesupranti, kaip Anglijoje mokykla veikia. Pirma yra GCSEs. Čia yra, kiek pamokų darai? So Maths, English, Science, Languages, Geography. Apie 6 exams you have to do in England. Tai pradedi nuo 7 klasės ir baigi 11. Tada 6 egzaminus išlaikai, supranti, jo? Jeigu tuos išlaikai gerai, gali dar 2 metus pasilikti, jeigu nori eiti į universitetą. Gerai. Kokius žinai pasaulinius karus? Nieko nežinau. Durnelė esu. Gerai, žinai ką? Davai sakom, kad durnelė esu ir viskas. Tai pagaliau pripažinai. Ar tau geriau pasidaro ant širdies? Nu taip, nes aš matau, kad tu tikrai esi tokia. Nėra taip, kaip tu galvoji, kad tu protinga. Ir ką dabar gausi, ką laimėjai?
Ar Ką milijonas? laimėjau? Laimėjau tą, kad man dabar reikės mažiau šnekėti ir žodinėti tau. Kad Gerai. tu esi tikrai tūpas padaras. Gerai. Asilas, tu esi asilas. Ok. Ką toliau? Toliau. Kuom aš tau nevierchas? O tu sakai, kad aš tau narcisistas, kad aš kažkaip perdirau. Gerai, kuom aš tau nevierchas? Pasakyk. Nes tu nori sakyti, kad biznis yra toks, kad valgytum savo šūdus. Čia nėra biznis. Tai kodėl aš tada einu į pliusą? Jeigu tai nėra biznis, kodėl aš už to uždirbu? Klausimas. Bet čia ne valgyti šūdus, tai nėra, ką žinau, aš, kai augdavau, manęs klausdavo, kuo norėtum būti, kai užaugę, aš nesakyčiau, šūdų valgytoje. Gerai, kitas klausimas, jau čia aš to turtingiu rodinėtinai. Ne tau ne verslas, man verslas, viskas. Kitas klausimas. Hello. Show me. Kas ten per asilas atėjo? Kas ten per pituchas atėjo? Sesė. Kiek į metų? Sesė atėjo. Kiek į metų? Juokiasi iš tavęs. Kiek į metų? 25. 25? Taip. Tai gal domina kažkas, taip gal daryti? Aš tau dominu, tikrai ne tu. Laimingas Sovietus Giedrę praradai ir viskas jau Ne galėtų. tavo reikalas kaimo Utelė. Utelė ta padla. Gerai, toliau, šnekam toliau. Apie ką? Apie ką? Apie gyvenimą, apie mane, apie tave. Gerai, kuom dar aš esu nevierchas? Gerai, tu ski šūdus valgiu. Gerai, kas toliau? Ir viskas, aš klausiu tavęs, koks tavo biznis, tu sakai, jėdu šūdus. Nu ne tik šūdus ėst, mano biznis, valkata tu, asilėjus, su asilėjus valkatana. Mano darbas yra kur turinį, jokin žmonės. Pas mane yra pripažinimas Lietuvoje neregėtas. Mane žino koks 500 000 lietuvių. Aš turiu 100 000 sekėjų. Aš esu išsilavinęs, gabus, talentingas, surinkęs daugiausiai peržiūrų Lietuvoje, sumušęs visus Lietuvos rekordus. Utelė, tu končina, kol tu vaidini, aš darau, žasinė. Utelė sako. Ir dar, myžiai kelne, savo snarglius jėdi. Ką tu dar darai? Fui, man net šiurpai praeina, kai aš pagalvoju, kaip Giedris su tavim mėgojo, man tiesiog šokas, aš nesuprantu. Nes tu trauma, išpindėjus traumą. Ar tau nebūna gėda? Sakyk klausimą. Sakau, ar tau nebūna gėda? Man gėda žiūrėti tavo jovalą ir galvoti, kad čia normali pašnekovė. Taip nėra. Jovala. Kas tai Gaišina. yra? Jovalas. Jovalas, kai žiūrėsi į veidrodį, pažiūrėk aplinkui nosį. Ten jovalas pas tave. Kaip pasižiūrėk ant... Aplinkui nosį pas tave jovalas. Ką? Sakau, tu kaip boba jokies mažiau dantis rodai, kas tau yra. Guys, thank you for my points, by the way. I appreciate all the gifts. Aš nebuvau live tikrai jau ilgai, beveik savaitę. Nu tai kur buvai? Turbūt į Dubajį uždarbavai, ar ne? Ne, bet neužilgo skrisiu į Albaniją. O gal į Red Light District? Oh yeah. Ne Amsterdamą, o į Albaniją. Nu ir ką tu ten darysi? Būsiu. Bonkės rinksi. Ką? Bonkės rinksi, sakiau, žasnė. Jo, rinksiu. Bonkės, Albanija. Kaip aromatą. Maža ubagėlė Lukrecija iš kaimo neišauklėta padla. Ir viskas, patogiesi. Ai, klausimas tau, žiūrėk, dabar toksai biški, ar nors kartą turėjai drakono ūsus? Kas tai yra? Paaiškinti tau? Taip. Čia kai vaikinas tau baigia į burną ir tu per nosį išspjauni. Tu esi šlikštynė, tu esi tau reikia pagalbos ir labai skubios. Ir raudona sėdi, reiškia, buvo pas ją. Grinai, tu esi tiesiog kuku, debilas, kad tokius klausimus
Aha, you have no... Tau rimtai nėra gėdos iš vis gyvenime ir čia yra labai pavojingas dalykas. What the fuck? Tu belia ką padarytum dėl tų pinigų. O šitą klausyt, tu ko paraudonavai? Reiškia, buvo toksai? Aš raudonavau. Prašau, explain, where am I red? Tai tu sakai, kad pas tai nebuvo drakono ūsų. Ne ta esmė, aš sakau, kad tu esi nesveikas, kad tu manęs tokius dalykus klausi. Guys, thank you for the gifts, by the way. Ačiū labai iš dovanas. Noriu, aš galiu paskambinti ciganams. Padarys tau drakono ūsus. Kas mano top gift yra? Animal Media, ačiū labai. Už dovanėlės. Taip, turbūt visi... Yeah, no, I'm not even gonna... Duhas jis yra... Kas jam? Slis, ačiū. Galaxy gal. Eik tu nafiu. Eik tu savo. Animal Media, ačiū labai tau. Ir labas. Kaip... Ką dar? Ką? Ką tu ten, guys? Go work. Enough asking for coins. Go work. Ar aš klausiu tų coinsų, sakau ačiū, tu nors išmok padėkoti savo blet vieweriams, tu be jų niekas nebūtum. Understand this. Okay, thank you, Slis, for Galaxy. One more time. Gerai, vienu žodžiu. O šitą, ką čia paklaus pas tave? Guys, also, we're almost on 100k followers. Very, very excited. And This how... is not my uncle. I do not claim him as an uncle. He is my... Okay, forget. I would be your uncle. You would have at least 1 gram of brains. Look. Bro, you look like you could be granddad. You look like you could be... Čiapkis valkata. Patylėk, neskaudink tokiais dalykais. Negražu, kai stumia taip pat žmogaus. Jisai, ne mano dėdė, jisai atrodo, kad galėtų būti mano senelis. You look like you could be my granddad. Man nereikia anūkės kaip gaidys. Man nereikia anūkės Pats kūgo. gaidys. Ai, iš čia, tik nuo manęs. Aš nieko nepadariau, nieks nenukentėjo, žala nepadaryta. What the fuck? What the fuck? Oh my god. I actually can't breathe, it's too hot. Užteksiu mane čia žemė, žinok, viskas. Šnekėkis. Tu pats visus žeminė. What is going on? I don't know. He's crazy. Someone throw a glove. Gaidžius tai tikrai žemė. Gaidžius tai tikrai žemė. Žąsinus, asilus tikrai. Toliau šnekam. Well done for the win. Ačiū jums visiems labai už dovanas, už taps, už Kitas dalykas. Tu sakai, pas tai 100 štukų sekėjų. Kiek ten lietuvių, pavyzdžiui? Daug, iš tikrųjų, labai daug. Tai tu vėl įrodai, kad tu esi asilas, nes nėra žodžių daug statistikoje, yra procentai. Iš kur aš žinau? Ar aš tikrinau šiandien? Ne, netikrinau. So why you asking? When you tikrinai? Oh my god, I don't know. Ages ago, I don't check. I don't need to see who's following me. The point is... How do you think how much of 100k followers from you are fake? Or babuins? Animal Media, thank you. Thank you. None of your problem, and you need to stop being rude. O tu malkų gavos nors kad gyvenime? Nesu. Bet labai matosi, kad tu negavos malkų. Žiauriai matosi. Tai tu... You think that you should hit women? I think that if some girls would hit you, you would be a little bit more respectful, thinking with your... Why do I have to respect you? I'm sorry. You need to respect everybody. Собака конченая. Tu ką, офигела вообще? Kodėl aš turėčiau tave gerbti kaip žmogų? Why you should disrespect me? Why you should hurt me then? No, because this is serious. Kodėl aš turėčiau tave gerbti, jeigu tu visą laik taip šlikščiai su manim šneki? Explain why I would have to respect you if you talk like shit to me. Because you started. Little When did I start? Because I didn't once be rude. Biščiukas, blema, biščiukas, na.
Vos neapkakojo. Kas čia prigaidys? What the fuck? What the actual fuck? Ei, klausyk, man reikia jau ruoštis į salę, dar 80%. Давай, 3 minutės. O tu davai persirengal ant kamerų? Ką? Persirengal ant kamerų. Mes padrošim gaižius, kol dar galim. Nesveikas. Salėj babajai bus vien? Užsičiauk tu geriau, nes tu man jau atsibodai rimtai. 2 minutės. Savo net racism. Parodyk, kokių apatinių turi. Ką? Parodyk, kokių apatinių turi. Gal kokių krūvinų rasi? Šlikštynė, tu šlikštynė rimtai. Krūvinų su utelėm ir puliais. You are actually disgusting. A disgusting person. Oh yeah, išsiriesk biškelį. Norim paskrinšotant. Išsiriesk. Vakarė turėsiu ką veikti. Einai našai. Išsiriesk. Nusiųsiu į pravienus fotkę. Tu esi iškrypelis, jo, so disgusting. Ir I think I understand your mom. Jaučiu suprantu, kodėl jinai... Aha, look, aš nesu iškrypelis, aš tiesiog ką tik po sroko. Ką? Aš ką... Aš ką tik po sroko. Jam darosi. Vėl ančiukas užėjo ant galvos. Greitai vištytė atgal pas močią viščiukas. Greitai namo viščiukas prieš vištytę. Gaidys esi, tai kuo bijai to viščiuko? Pagaidys esi. Kas tu esi, pasakyk. Gerai, guys, leiskit persirengti, jau pat grįžiu. Kas? Ką jis čia, blet, daro? Užsičiauk. Jau kančiajo. Šiek tiek matosi tavo kojytės nagos. Ir tu sikėlis va ką tik nusiėmė. O jie kokie. Apaugus garbanota skylė. O. Ne, ir tau reikia pagalbos. Tau reikia užsidaryti. Just put yourself up. O, kokia utelė bėga link utelių koloną, link šiknos. Slėptis. Prieš kačialkę. Guys, what the fuck? Gerai atsirodėm iš Чуть-чуть все. Yeah. Yeah, it's in the fridge on the door. Nu tai ką, atsisveikinam, iki rytojus gal, kaliausia maža. Paskutinį batulą darom, nes vis tiek reikės. Dar viena? Right, guys. Dar viena? I just want to say something. All of this shit that he was just saying, I hope someone recorded it, because that's so fucked up. So... Tai parodė, kaip jis į kačialkę. Nes apsirengiai kaip įstoti. Alio, babuinų mėsą. Šlikštynė. Kaip atsimink, kaip tu šnekėsi, taip ir aš, ir kiti su tavim šnekės. Ir man neįdomu, kad tu turi skylę, aš skersą dėjau, aš apmyščiau tą tavo skylę, babuinų prakapotą. Tai nėra mano tikslas tavo skylė, babuinų atkapota, nes aš per čia jaučiu smarvę ir kažkoks tais vapšė. Tas sako, kuris šūdus valgo, kuris apsimyžo, kuris patalinę net nesugebė pasikeisti. Tu eik pasižiūrėti lovą, susitvarkyk kambarį ir tada šnekėk. Man iš burnos smirda šūdais, nes aš valgiau šūdus. Taip, Gabrielė. O tau iš skylės smirda džiunglėm, nes babuinai kapojo turbūt. Kas daugiau, na? Končina makaka. Auganti gorila.
Baig dantis susiplauk, veidą nusiplauk kažką, nes tu tiesiog you're disgusting iš vidaus ir Klausyk. O aš noriu būti sutrius. Aš esu sutrius. Aš esu Kristina. Kristina Don. Aš esu storas, aš esu riebaluotas, aš esu nesiprausęs ir babuinai nelipa todėl. O dabar tu atsistok prieš kamerą ar apsimyšk. Pažiūrėsim, ar tu gali į kelnes. Kodėl aš taip daryčiau? Įsivaizduok, neturi skylės ir valgyt nori. Tai ir dabar man stot ir myšt prie kameros. Nu tai taip, kaip aš, nu irgi. Kodėl aš taip daryčiau? Net jeigu man trūktų tų pinigų, aš nestočiau ir niekur nemyščiau ir aš šūdų neįčiau. Lengva tau šnekėt, kai esi ledova ir turi skylę ir gyveni vienoj turtingiausių Europos šalių. Lengva tau šnekėt, pas mane situacija kita, bet tu nesuprasi, nes esi atrofavus. Ir galvoji tik apie save. Taip, nu taip. Taip, Gabrielė yra. Kas ta Gabrielė? Koks tavo vardas? Matai, perskaityk ir pasakyk, ko klausi. Galiu garsiai perskaityti? Davai. Kurva garbanota. Ką sakei? Kas juokiasi? Who thinks you're funny? Who thinks? Half chat. Chat is just in smiles of laughing. Man irgi gaila jo. Tai meskit po banginį. Išsirieš prieš kameras, mes tom nesifotkinam. Išsirieš, kai aš nufotkinsiu ir paskui drošiu naktį. Ištynė tu. Ir kai kančialinsiu, sakysiu, oh Dar yes. iš tavęs juokiasi. Jo, dirbęs jau dėl vojobos, jau žinau. Nu, iš ko daugiau? Taip, man sakė poliklinikoje, kad aš esu sunkus psichinis ligonis. Nu jo, matosi. Tikrai matosi. Kaip tu sakei prieš tai, labai matosi. O žinai, kad aš tada dadėjau tai psichiatrijai, kurie tai pasakė? Nu. Sakau, dar ir kruštis noriu. Tu turėtum būti užrakintas ir ant vaistų sėdėti ir, žinau, išsigydyti ir tada grįžti ant interneto ir visiems atsiprašyti. Ką tu čia vėl darai rimtai, aš apsivemsiu, tu net nebelies tos nosies šlikštynę, tu eik. Fui. Dūra tu. Tau gerai, tu dabar rengiesi į kačialką. Nueisi į kačialką, visi čiuvakai bėgios, babuinai viskas siūlys. Wow! Žinok, aš linkiu tau, kad sveiktum, kad nesąmonių nebedarytum, nes man šokas. Žaidžiam dar ar atsisveikinam? Aš jau varau į sporto salę. I'm going to the gym now, so good luck, guys. With him, good luck. Tikrai atsiprašau, ką jis grybauja čia. Goodbye, cheap thing from village for sale in the market of Babuin. Why am I cheap and why am I for sale? Because I see that you Lithuanian villager who are cheap, everybody, and because you will not go for free with the boys and babuins. So ką tu galvoji, kad aš turėčiau daryti gyvenime, kad aš būčiau, kaip sakyti lietuviškai, enough. Ne, dabar pasakyk, kokia yra tavo tobula moteris, ką jinai turėtų dirbti gyvenime, kaip jinai, I have no idea. Paaiškink. Tobula moteris.
Tavo akise, davai, paaiškink. Nu, arba tylėk. Man svarbiausia, kad mane gerbtų. O paskui jau, kad gali, dabar žinau, kad ir valkata būtų. Jeigu mane gerbia, manęs neišdavinėja, su gaidžiais nebūna, manęs nežemina, viskas. Man gali būti, kad ir valkata. Kad ir Nu, šitas kiaulidį mėšlą pardavinėt gali. Man pofi. kaip gali tave gerbti, jeigu tu tokius šūdus darai per internetą? Klausi manęs tokius šlykštus klausimus. It's more... Thanks. Thanks for the tomato. Darbas toks. Darbas toks yra mano. Kur tu turi ne. Čia ne darbas. Tikrai ne darbas. Tu negali vadinti to darbu. Kristus. Oi, jau aš tau to pačio per tą patį nerodinėsiu, žinok. Toks yra Lukrecija. Baisiai. Sako. Also guys, for real, this is my last match. I need to go to... Čia bus paskutinis matchas, aš varysiu į salę po to. Okay, see you next time, little girl. Jis jau dabar kažkoks supykęs. Visą laiką, kai tu darai live su manim, supyksti kažkodėl. Nes tu mane žemini. Nu, mane žemini. Aš tau nieko nepadariau. Aš tave iš tikrųjų... Actually, I'm not gonna say too much. I don't wanna say too much. It's all good, little girl. It's all good. Yeah. I hate to make 95k, guys. What the fuck? We are literally 5,000 žmonių iki 100k. Ką tu čia save žiūri? Narcissist, what the fuck? Kaip sakai? Narcissist. Ne, aš įkeliu video vieną. Look how you do live later. Yes, I hope so. Žinutes ir liūdni smailiukai. Ir jisai rašo. Man be tavęs griūna gyvenimas, tai kažką tokio. Ai, ne. Kaip jis ten parašė? Jis parašė. Be tavęs mano gyvenimas ritasi į dugną, nepalauk. Kad tipo be manęs jo gyvenimas. Nafik, ta dūra. Palik ją ramybėj, rimtai, palik ją ramybėj. Kuo tu ją žiūri, kuo tu ją dar klausais? Ko tu čia aiškini, žacinė, vapšė, čiaupšimo skylę. Tu žiūri, kad tu šneki utelę. Tu paimsiu, užcementuosiu skylę ir eisi valkatauti. Nori? Nenori. Laurinai, Taip, tu atsigudam? ar tavo mama žiūri tavo video? Be abejo. Ne? Be abejo, sakau, utelė, be abejo, balvan. Nu, tu rėki. O ką, o kodėl klausim? Šiaip tiesiog įdomu. Aš nežinau, ką aš daryčiau, jeigu mano sūnus būtų toks kaip tu. Per gerai, tu dar būtų tokie dūrai. Ok, boss. Sėkinis. Žinau, visi jau žinom. Ačiū jums visiems už supportą. Jau jungsiu lauk laivą, nes reikia ir dar telefoną pasikrauti. Kantrybės tikrai daug turėjau. Ray, oh my god. The last match we won, Ray. Thank you so much. Ačiū tau. Damn, I didn't expect to win this one, and I'm very happy to take his win streak. Pralaimėjai, dėja. So, davai, valkata. Gerai, iki greito, lelė. Tuoj palauk, taisom laivą.
Tuo išplaukit greit labai. Labai greit. Keli video. Ir ką mes dabar veikiam su jumis. Tikiuosi įrašinėti šitą laivaną. Atsiprašau. Gal pranku noriu padaryti, ką? Ne, tai nuo Lukrecijos aš tikrai neapsikraunu, bet ta prasme labai vat įdomus padaras, žiauriai įdomus padaras. Čiuvakas klausia, kaip sustabdyti, kaip įveikti viešojo kalbėjimo. Ką čia mums pridėti dabar? Nėra kaip pradėti visiškai, nu. Nėra kaip pradėti visiškai. Bet prankonu, bet. Nėra kaip pasikrauti telefonus, bet kada kolus daryti. Nežinau, ką daryti. Aš jau biškį pavargau, gal prankaus geriau rytoj nuo ryto kažkaip, tai ką. Gal kažkaip geriau nuo ryto prankaus, ką. Biškį išsisėmiau su šitą padlą. Tarkim, pabandom šitą bedėm. Atmetė. Šitą storą utelę davai. Nu, labas. Labą vakarą. Ką Lijana Kiaulėnaitė? Aš esu ne kiaulina, tai aš esu žmogus. Bet pavardę tai turi, ką? Ką apsučius sakė? Sakau, pavardę tai turi, žąsinas ar ne? Turiu pavardę, bet tau nesakysiu, nes tai turbūt neįdomu man pavardė. Jeigu jau bandau netgi atspėti, turbūt net labai įdomu, ką? Nu, tai pavyzdžiui, net tau man pavardė būt neįdomi. Jeigu aš apie tavo net nesidomu, tai neįdomu. A, tu dirbi, kažko net nedirbi. Man po žmonės neįdomu, kol kažko neveikia. Ne. Tai gerai, jeigu tu kategoriškai jau tokia, tai apie ką šnekam tada, valkata? Aš esu tada plus, aš esu nevalgytas, esu žmogus. A tu pati mane valkata, kažkoks vyras. Tu pedikė, turbūt. Man esu ne pedikė, o gal tu pats esi pedikas? Apie ką pašnekam legendinę Lijaną iš Telšių, Stamboką, Kulboką. Taip, iš Telšių, o domėjęs, ne? Ant jovalų parašyta, kad iš Telšių kiaulidės. O pats apie tai atsakyti, labai Telšiai tau patinka, nekigirdėjau. O dabar čia kiaukšydė, blėt, kas kalbės vis nesąmonės savo tokius. Nieko prieš, kiaulinį ant mėšlo tave pakapos. O tu, blėt, tai tu pats dabar šūdų jėdėsmo. Mes esam žmonės, blėt, bent. O tu... Na, šūdų nevalgo, kapis valgot šūdų, kaip valgo. Praplėkis, blėt, pradėlės, naku, keli plokom galvos. Nes turi skylę, nors iš sunkiai randama, bet turi. Tu turi savo subiniai skylę, įsikrapštik, į savo subį pakradį pavalyk šūdą, blėt. Man yra tekę krūštis su vaikinu, aš šito neslėpsiu. Ai, tu tai tu patink su moterį, kurie prapisai. Pakartok. Ta pačia moterį, kur prapisai, kur palikai. Tai ne modė,
Ten Giedrė. O kodėl palikai? Tai pabėgo kurva. Pabėga, nes pats neelgės nenormaliai pabėgo tavęs. Eik tu naktį. Turiu gyventi, man Eik, pasakyk. kad klausyk. Paskau, šūdus valga, ble, žmonės, ano patį, ble, der per tiktokas prie žmonės, aš jau to normalu tavi. Nu, bet ir gyvenu geriau negu tu. Tu sėdi ant mėšlo, tavo kiaulės pisa, o aš. Aš nemėšlo gyvenu. Aš nemėšęs, aš mėstą gyvenu. Tai ką jūs ten kiaulydėj spa turit, ką jūs ten džekuzį kiaulydėj kiaulės? Oi, tu Miega. sako, kad tu pati, vis tiek bendra būti, gyveni vienam kambarį, virtuvė, ble, ir lova vienam patopo. Klausyk, čiaptų jovalą žasinas iš viso. Gyvenam, ble, vienam patopo, kur į lova kartu, ble, virtuvė gera, nei dujinis normalius, kažkaip, ble, kai klinti, ble, kažkokį padėtą. Įdedasi didžiai, kad mašina vairono netvirtais, kom neturi net, bet nu nahui. Gerai, nu davai pašnekam aš tai toliau, aš daugiau čia monologų. Jeigu tu čia monologą varysi kiaulienas, končinas, aš išeisiu. Šnekam abudu gaidy. Užpisais savo tą monologą varysi. Kas yra, pituchas, kas yra? Tu pietukas, ble, virtuvė snekė. Savo kambarį virtuvė. Klausyk, nieks nesakė, kad mano gyvenimas lengvas, kiaulienas. Nieks nesakė. Nelengvas, ble. Tu išvis žasinas, koks tavo reikalas. Koks tavo? Užčelio tu, ble. Klausyk tu. Kaip zaboros komė. Klausyk tu apsikalbasinus telšių kiaulę. Susitvarkyk virtuvė, ble. Virtuvė įsigy, kada mažiau kelkės, ble, savo tų zubus į viršų. O gal tu man šikną išuos, tik nereikės mėšlo valgyt, ką? Ne, ble, šūda vabalė tu. Kai tu pasakėjai ant legendos Litevskai. Šūda vabalas, risi, ble. Kurolada vabalas, ble. Išlydęs ir subinės ir kelas į viršų, ble. Žinai, ką šiandien valgiau? Skanaus tau, skanaus apetitą valgyk. Pala, klausimas, tau dabar babuinas. Klausimas. Spėk, ką šiandien valgiau. Nu, man neįdomu, ką tu valgai šitą tepi, o tu valgai visokius tarakonus, vabalus, kepi pitelį, šūdų savo. Tai valgyk, vėliau, skanaus tau. Keli plaukai, jau taip, blėt, как tu spėjau pražilę, blėt, jau slengų tų šūdo valgymą. Palauk, aš dabar norėsiu, nu jo. Ai, tu susvartė, ne, jau nebėgu, jau pinas, gyvenimą jau žudė pinas jau. Jei, kaltų. Myžalų savo geri. Nes nargliukas prie žmonės, darai žmonėm, blėt, gydas mano, blėt. Gerai, davai, pala, aš klausiu, dabar klausiu. Ar esi turėjusi drakono ūsus? Nu tai tau truputį pali drakono balausis, sakėjau, užsitikint tausų. Klausiu tavęs, žasinas klausimą, konkretų atsakyk. Ar turėjai kiaulę, končiną, drakono ūsus? Klausiu, normaliai tavęs. Ar turėjai, ne, Raunas? Tylėk, tarakonė. Aš klausiu, kaimietė, končiną, prasilakos, ar turėjai drakono ūsus? Įsižiūrėk daugiau. Labiau tau šūci borna, labiau pradės tau lysti. Įsižiūrėk daugiau. Tau šūci labiau tau įsidomėlis labiau. Ar pas tavę? Mažą tai įsižiūrėk, gal tau šūci tau labiau lėn mažą įsidomėlis į borną. Žiūrėjau, palausyk, šnekam dviese, ar tu šneki viena ir aš išeinu? Klausimas. Nes aš nesirašiu klausyti tavo šūdų. Arba normaliai šnekam įdomiai. Aš ir nekviečiau. Aš tavęs taisi nekviečiau, čia mane aiškiai tu Tai kam tu priėmei, nutukęs gaidy, kam tu priėmei mane? Man neįdomu, aš neįsivarto, kaip tu varta šiaip ar savo šūdus. Suknista prasilakus kiaulidės ubagė. Liek ubagė dvasiai, blėdė. Kurie tvirtais net, čia aiškina, niek nebaigis.
Kad turės kabutė bagos, paliu sankopas, a daug turi, tai įsigyti normalią butą, bet ne virtuvė kambarys. Girdėjau, o tu gali biškelti taip halatą, va tai, va, aš nusifotkinu. Ai, tu savą pažiūrėk kalatą, savą, blėt, bybį išversk prieš ekraną visiems parodyk. Savą bybį parodyk prieš ekraną, kokie bybį turi. Turbūt nepatenkiniai, piek bobo notavęs. Ai, tu savo, seks... Tai teiks šiaip šopą pasidaryk kambarį savo, pasikabink bybį, pizučių visokių. Tu nebreiks, o nebuvo pasakai, nebreikės. Kuo tu šneki valkatą? Nori išneko, man Dievas davė išnekį, tu man davė kalbėti, visko davė. Noriu pasiauksti, englis krėvą, noriu tau nutysus jau turbūt, nusmurgliu, nebesmurgliu, nebeištys per nuistą jaučiau. Nebežinai, kur pasisis pavarga jau, įseka organizmas jau, nusmurgliu, nuvisko įseka. Ir jau, rodėte trumpą, nuiską, parašas, pat būtent parašą nuisim. Klausyk, Ilijanas suvartai mane konkrečiai. Tai reik, smuglis, nusibiš pasikelt, geriau, smuglis išlys, geriau. Nereiks traukti vėdų. Klausyk, aš tuoj tau tą skylę tavo smirdančią suklijuosiu su smagliais valkatą. Savo skylę Koksina ubagė. Pas tu, blėd, oboks esi. Jeigu būtum pakuots maštai ir būtų virtuvė, blėd, būtų apartamentą normalų būtų. O dabar virtuvė kambarys, į apferusą patalpą visą. Šiuk apšiukšlins, samartins. Klausyk, tu vaikus pralankus, tau primint, tu pragerus vaikus, iš tos vaikus atėmė. O mano nepragėt vaikas, gaila plystų. Na kur, ką žinau, praknisai? Aišku, kad atėmė. O tavo nerūpa. Tačiau man priekaišymą va per laivą. Tai ką tu pakomentuosi? Tu žiūrėk savo, suro vyram, o vienam vyrs man žiūrint tavo. Tu čia manęs stumėtis tą vakarą, sako, žiūrėk savęs. Tai tu manęs stumės ant tavęs, stumiu, kiaulienas. Mo vienam nežiūrėk. Aš ilgą laivį nebūsiu, ką tu čia kontentą išką, vėl noriu žmonių būtų palaikym patais. Ir būtų po 3000, po 4000 būtų žmonių, man nereik. Klausyk tu, nupenėsi. Aš viską man išeitų čia. O tu čia matau, nori būti kontentą per Instagramus, per TikTokus, tu žmonių nori. Kad jam prastėja gyvenimas, pala. Nu, žodžiu, kas spėjat pamatyti tą postą, kur aš įkėliau, ten suskriau. Jordanija. Nu, aš ištrinau chatą, aš ištrinau viską, aš jį užblokavau. Ir dabar man prieš norint įsijungti laivą, sakau, čia kosmosas. Aš jį užblokavau, sakau, patikėkit, čia bus kosmosas, ką aš pasakysiu. Aš jį užblokavau. Ir dabar aš pasiemu telefoną vėl. Daryti laivą. Ir žinutė jo vėl. Sakau, čia kosmosas, aš jį užblokinau, what the fuck, aš jums sakau, čia kosmosas, žiauru, vapšė, belenkas. Ir aš dabar jį vėl užblokinau, dabar antrą kartą vėl užblokinau, nes kažkaip atėjo jo žinutė, nu žodžiu. Užblokinau, rašyt galima, kur daunai gerai. Ačiū visiems, kas mane palaikė, kas mane padaunėvėm, kas su tapukai patapė, labai ačiū. Aš užblokinau ir išryniau pokalbį. Ir aš net blokinau. Gerai, nežinau, pailsėk biškį, nes tu šneki labai pertraukėjai, na, tik sunkus tam susišnekėtina. Tu galėsim kažką geriau tikiuosi. Nu, labas, Kristinačka. Nu, labas. Kada mes su tavim laivą darėm paskutinį kartą? Ką aš žinau, prieš kelias dienas. Prasilakęs buvau vėl. Rimtai? Jo, biškį prasilakęs, bet kaip sakant, atsičiūkinau. Viskas toliau, biškį keistų jėterį. Tai tada sakai, pareis ir nebeparei, man atrodo. Jo, biškį prasilakiau, blemba. Man atrodo, mes penktadienį darėm laivą. Jo, tu sakai, eini pamiegoti ir vėliau prisijungsi.
Tai va šiandien prisijungiau. Tai tu neįmėgo? Ne, nu tai kaip, gal ir pamėgojau, bet vienu žodžiu, viskas. Paskutinis savaitės kaip geriau, nėra tolko, nėra prasmės. Sąžinė griaužia prieš žiūrovus iš tikrųjų. Geriau negert. Geriau negert. Nu, daug praleidai, čia viską nutiko. Ai, matai, su Bobu išsiskyriu, dėl to ir prasilakiau. Pasakysiu tau taip. Aš tai galvau, kas susitaikė. Ne, jei dabar moka pinigus toks vienas gaidys, kad gaut naudos, ir kad jis man nebūtų, nes jam naudingiau kai su juo, ne su manim. Tai tegul Bet ar tas gaidys ant juos loja, tai jie dar nesusipyka? Ką jis ant jos loja? Jie iššikna dėl sekėjus, nu. Tai loja kaip psichinė, kad ten reikia psichuški. Tai tiesiog atšilina ją, kad su ją nedraugautų, bet naudojasi kuriant turinį. Taip, Nu tai. Tai, palauk, tai gal mes kažkokį susitikimą mastom, kažkokį kontentų pafilmuoti. Nu tai galim, bet tada tu nedai, neprisimeni. Labas. Nes neradau laiptinės, blėt, ką aš per langą lipsiu Kristiną, taigi mentus iškviestų. Tai, blėt, radai tą laiptinę, nei tą namą nuėjai. Nu, išėjo, kaip išėjo tvoji mat, ieškau, neradau, nu. Buvo parašyti skaičiukai ant durų. Ir koks skaičiukas tau buvo? Neprisimenu, čia Vilniui buvo, ten buvo laikins tas bus, ką žinau, 200 kažkelint. Ten visų pirma yra laiptinės suskirstytos skaičiai. Nu taip, kvartalai ir ten tie posūkiai, tie ženklai, blė, No. ten tasai prie Ozo buvo. Tai tu man turėjai pradžiai padliugą pasakyti laiptinę, o paskui būtą. Ai, atmazai, blė. Nu, pofik, pamirš. O kokiam tu kaime dabar gyveni? Šiaulių kaime. Nu jo, Šiauliuose ten įdomi žmonės gyvena. Ai. Nu keista, šiandien labai keista diena, žiauriai keista. Aš tik nesenai prisijungiu, nežinau kiek būsiu, taip žadėjau nesijungti, bet čia tipo tie kažkokie tikslai, blė, iššūkiai. Nu, kaip sakant, darbas toks, pas man tai sakau, pasilakęs būdė, pagavęs, bet viskas įsigaunu, supratau, kad neverta, supratau, kad dėl kūrų verkt nereikia ir taip toliau. Nu tai parodė, kaip pasilgai, čia visi šūdą mal, nei rožių sumet, nei nieką. Oi. Kas man iš to jūsų pasilgimą, tik nervų pilna. Nu, kaip sakant, aš jau atsišiukšinau, savaitgalį beveik kaip prigėriau, sekmadienį šiukšinau visą dieną. Labas. Tai aš bendrai šneku, ne apie tave vieną, Pauliau. Bendrai šneku, bendrai. O Pauliaus. visi ten kiekviens, blėt, savo pristaik. Sakau, labai keista diena. Šiandien ne veltui tasai ekvinoksas. Nežinau, kaip lietuviškai verčias lygėdienis, nelygėdienis, saulėgrįža, saulėpisa. O tu astronomiją domiesi? Aš astrologija. O astronomija apie žvaigždės neutralią? Nu, domėjaus. Kaip galiu nesdomėt, kaip pas mane namuose vaikystėje pilna buvo vadovėlio astronomijos. Ir tų teleskopų. Kokių tu faktų žinai apie visatą? Kokie yra didžiausi objektai visatoje? Objektai? Taip. Aš didžiausias objektas visatai. Man atrodo, tu ne astrologiją domiesi, o Dorfatui toliau uždarė buvo tiesiog. Buvau uždarę, bet po dienos paleido. Aš juos iš proto išvedžiau, todėl jie manęs nelaikė.
Man tada ir mentūrai tik uždarė, taigi Panevėžį uždarė ir sakė 2 paras laikysim. Aš ten atsisėdau ir meldžiaus Hekatį, tada ratais pradėjau vaikščioti, šaukiau Lilitą Hekatę ir po poros valandų paleidau. Įsiganda jie kažko, nežinau, gal ten kokia paranormal activity prasidėjo, nes aš žiūrėjau tą kamerą ir sakiau, Hekate, 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 Hekate. Ir pies duris atsidarė, sako, neždinkis iš šį. Neždinkis. Galvoju, kas tau gera. Rimtai. Nu gerai, patapinam, pašėrinam, pasidalinam, atsiunčiam komandinių širdučių. Pasekam, pafollowinam, davai tampam super gerbėjais. Jeigu pasilgo. A tu nematai mano akių spalvos? Kaip juodoji skylė. Šiandien man visi ženklai, nu gerai, jeigu rimtai, šiandien yra lygėdienis. Tasai lygėdienis ir ypatinga data. Plus yra vakar kruvinasis užtemims jaunatis ir visi kiti šūdai. Esmė yra tokia, kad pizdajum. Dabar, karočią, visokie man šiandien irgi ženklai įvykiai vedė, bet tai yra į gerą. Ir aš sakau, nenorėjau jungtis, bet prisijungiau, nes pamačiau, ką voverė apie tos tikslus, pažiūrėjau, kai yra tikslai, ką kasdien turi prisijungti ir nežinau, kiek čia reikia būti, ar pusvalandį, nežinau. Karočią, ir man, žinot, kas keiščiausia yra? Aš vieną stalčių ieškau kai ką ir radau užrašų knygutę su obuoliu. Ir ta užrašų knygutė su obuoliu suplyša pernai metais vasarą. Ir aš ant jos užrašiau 922 Justice. Tai šiandien yra rugsėjo 22 ir koks tas Justice? Ir aš nustebau, nes čia buvo pernai vasarą. Pernai vasarą. Ačiū visiems karočią. Ir žinot, ką jau kaip hujovai buvo, man išmet, kad nuteisė tą ir nuolpa teisėją, matėt? Tam paskelbė nuosprendį ir teisėja nuolpa. Matėt? Ir jisai pirms mane apšmeižė. Šits pirms mane apšmeižė ir aš pasakiau, kai jis sėdės kalėjime. Tada jis sėdėjo kalėjime ir jį paleido. Ir jisai dabar išėjęs nepasakė, kad mane apšmeižė ir nepasakė tiesos. Ir dabar vėl aną nuteisė. Man tada iškart Justice. Teisingums. Prasideda teisingums. Ir aš dėl širšės nemeluoju. Va taip vakar aš išjungiu laivą, negalėjau užmigti nieką daryti. Sakau, einu duinę valyti. Aš nueinu prie duinės ir širšį, nežinai, iš duinės pakil širšį. Žiūriu, eik tu nahui, mano kojas nusuktas, aš jau pasiruošus bėgti, o durų tai nėra. Nei vienam kambariniai tūlikė, kaip nuo širšės pasislėpti. Karočią, aš jau pasiruošus bėgti ir ta širšė taip nuo duinės. Ir ta tiesiai ta lempa įjungta. Tiesiai lempa ir kep, taip. Ir iškepė. Aš taip žiūriu. Oh my god. Nu tai visą laiką naktį išvalyk duinę, ten kriauklę, ten kažką užmigsi gal tada. Aš rimtai sakau, galvoju, o kurva, da kažkokiam priešui pyzė yra. Nes aš nemeluoju dėl šitą, kai man to širšės iš pradžių spiečius visas ir vis lavonai atsirasdavo ir jie visi tą lempą ir nei tema, tada skraidai nukrita. Ir man tas skaičius buvo ir Biblijai parašyta. Tavo priešai, kaip erškėčių krūmą, širšės į ugnį ir sudegs Dievas su tavim ir prieš Amaną. Va taip va. Tas skaičius, kur mane sekiuoja. Nu, pasižiūrėkite apie bitės ir ugnį. Erškėčių krūmą, tą Biblijos citatą. Tai va, ir vėl galvoju, nu kas vėl iškepė? Nu kuris čia iškepė? Ir kas iškepė? Ir dar teisėja nualpa. Ir karočią. Dar mačiau, kad kažkoks teisės už pedofiliją buvo teisėms ir numirė teismo salėje. Rašė Facebook'e, eik, jeigu pohui nerašinėk man komentarų. Dabar tapinam, šėrinam, pasidalinam, atsiunčiam komandinių širdučių, pasiekam, pafollowinam. Tampam super gerbėjais.
A jum da jokinga? Žodžiu, šiandien buvo daug kitų paranormalių aktyvacijų ir visokių ženklų. Ir aš 922 Justice užsirašiusi esu. Pernai vasarą, va, mirtis. Ir dabar aš dar kortą susirušiavau. Va, susirušiavau kortas. Nebetrauksiu, vis šitas surušiuotas yra. Viskas surušiuota. Aš galiu išmesti va taip, va, kariai širšę. Kariai širšę. Matot, kaip iškrita? Poilsis. Kvailys, nauja pradžia, rizika. Liūdesys dėl praeities. Ramybė. Nu, ne, taip ir galvojau. Skorpiono energija. Ir kas su skorpionu, blėt? O, kurva, nori pergalės. Nori pergalės. Nu, da šitą čia trūko į kompaniją, nahui. Nu, gerai. Tai čia Zavatskis iškepė. Žiek, mėnulis reversu, kažkokia paslaptis atsiskleidžia, iliuzijos nukrenta. Nukrita, prašvitimas, nušvitimas, nauja pradžia, ugnis. Praregėjimas. Ai, čia mažai tų babkių, man tiek neužteks. 10, eik, santoka. Tu, blėd, Maibachai, tu čia, žinok, su tą dainą nejokauk. Man dabar šovė tokia mintis, pas tavi tą dainą pradėjo gruoti. O matai Mamma Mia filmą? Per šitą dainą, kai atvažiavo 3 bibiai su 3 mašinom, į tas vestuvės visi 3 buvę, nahui. Trys ruožės iš skirtingų patapinam. Dar monetų tūzas, lasdų tūzas. Nu, tu pavarai, legendinė. Nu, tu kurva ženklą gavau, va šokas, bokštas šokas, aš taip ir pagalvojau, blė. O žinai, kodėl aš tavai laivą pradėjau? Nu? Pasikrušti noriu, oh yeah. Per laivą? O gal po laivo? Patapinam. Man yra tekę krūštis su vaikinu, aš šitą neslėpsiu. Aš ir krušau su mergina. Ne, visi nori man ankais ant dančių, aš užpykinsiu. Patapinam, pašėrinam, pasidalinam, atsiunčiam komančių ir dučių. Pasakam, pafolunam, tampam super gerbėjais. Pasimsiu kitą kaladę. Va, vėl pinigų galimybė. Va, išmeski meilės kortas. Aš neišdykėlė, aš buvau pikta ant vyrų ir man buvo 19 metų, ble. Bet man nepatiko, man bobas nepatink. Jinai man ten viską darė, bet man, nu, ne, man reik to daiktą. Aš sakiau, pabandysiu, vyrai nuvylė, bet jau tada buvo nuvylę, ble. Ir gal būsiu lesbietė, bet man nepatiko. Nu gerai, ačiū tau bendrai meilės kortas. Žinokit, papai patinka ir lesbietėm, ne tik vyram, bet kodėl Zavatskiui papai nepatiko, man kil klausimų. Žiūrėk, atskleidimas. Noriu pasakyti tiesą, kažkas pasakys tiesą ir mėnulis reversų. Kažkas išpažins tiesą. Nu, bet dabar toks tranzitas po šitą užtėmimą vis tiek tiesas. Nebaigti reikalai. Mes turime dar ką aptarti. Kažkokie nebaigti reikalai. O Dieve mano, atsakomybė. Apgailestavimas. Noriu, kad taip nebūtų nutikę. Kažkas nori susitaikyti.
Praleista galimybė reversu nėra praleistos galimybės. Kaip suprasti, nori. Likimas. Ai, nahui, aš pasdėsiu tą kaladę. Gerai patapinam. Tai va, Maibachai, Giedrė bandys tam sustaikyti. Arba tu su ja. Arba tu su ja, arba jis su tavim. Nu, ačiū visiems patapinam, pašėrinam, pasidalinam. Atsiunčiam komandinį širdučių, pasiekam, pafollowinam, tampam super gerbėjais. Kiek į pusę? Galiu pabandyti ištraukti. Du kablis vieną, bet bandysi sumokėti. Mentam. Pirma dovana trigubinas. Bet čia visi suėję į kompaniją. 3x pirma dovana patapinam. Nu, dar norit kortų? Ačiū tau. Ačiū tau. Menulis be kurso. Kažkas elgėsi neapgalvotai 3-2 Zavadskio galas. Neleisk praeičiai tave sulaikyti. Žiūrėk į ateitį. Dviniai, jaunatis dviniuose atsakymai ateina vėl dar vieną kartą, kad tiesa atsiskleidžia. Ten tiesa, čia atsakymai, ten išpažintis, visur išpažintis. Laikas paleisti negatyvą jaunatis skorpionė, pilnatis skorpionė, nu va. Skorpiniai, skorpionai, dviniai, kas dar? Svarstyklės, win-win outcome, žodžiu, bet kokiu atveju pergalė laukia. Win-win, su bet kuriuo bybiu bus pergalė. Dar vieną rožę patapinam. Pilnatis svarstyklėse. Pergalė bet kokiu atveju neišvengiama. Dar vieną rožytę patapinam. Bendrai dabar metu. Šiandien ekvinoksas. Nu, rožių. Aha, ačiūka. Tai tu kaip grubasis taktą daužai? Ką? Tu kaip grubas? Aha, tu irgi taktą daužai? Aš daužau tau į lašinius, kol nekančiaju. Nu, tai lašinius minkšta. Minkštas, riebus ir slidus, kai suprakaituoja. Aujė. Nu, tai geriau minkštai negu kietai krist. Dar geriau ir skylę pas tave rasti kažkada. Nu, tai jeigu pas tave 3 cm, hui, tu rasi čia apsauga nuo mažapimpių. Nu, jau. Taip, prasibrauti reikia ir pro lašinius, ir pro gaurus, tai tada mažapimpiam šansų nelieka. Apsauga 100%. Nu, patapinam. O be to gaurus lengva nuskusti ir lašinius pakelti galima kapuotą. Ir per šoną, ir per galą. O galim dar suremontuoti kapotą. Atlikti restauraciją. Nu, to išmėsiu dar bendrai. Apie šios dienos ekvinoksą. Įsivaizduokit toks senas strantas, blėt, kai bus restauruotas. Neįkainojama. Legenda. Blėt.
Eik tik tais, žiūrėk, Dariau, pas tave yra smarvė, jeigu tu galvoji apie smarvę. Ir dažniausiai smirdi tos visokios, kurios atrodo prisipuščiusios ir jos dažniausiai daugiau laiko praleidžia klijuojantis blaksnas negu prausantis pizdą. Visų pirma. Kitas dalykas, smarvė yra susijusi visiškai su skirtingais dalykais. Vienas dalykas priklauso nuo higienos, kuri nepriklauso nuo svorio ar išvaizdos. O antras dalykas, kartais žmonės smirda, kad ir kaip praustusi, nes viduje yra tiek supuvę. Ir dar jeigu naudoja juodąją magiją, tai jie negali smarvės atsisakyti niekaip neįmanoma nusikratyti tos smarvės, kaip besiprausia. Jeigu žmogus užsiim juodąją magiją ir nekromantiją. Tai kad čia yra skirtingi dalykai, mažučiai. Mažučiai nesitriuokinkit. Nu ką, susimatom vėliau, davai, tu čia mano monologą varai, gerai, Per daug šnekam už kažką. Vieną šnekam, nesąmonė taip. Gerai, nu užbišk pailsėt.